O štai puikia žaidimo partiją sužaidė Vokietijos maisto užsakymo internetu ir pristatymo bendrovė Delivery Hero. Per vieną dieną šios kampanijos akcijos šoktelėjo net 26% į viršų. Kur paslaptis? Kas užsisakė tiek maisto? Atsakymas gan trivialus. Šitokį kurjeriams nebūdingą akcijų kilimo greitį išprovokavo žinia, kad Uberis perka Delivery Hero verslą Taivane. Ten jis žinomas kaip Food Panda. Sandorio vertė privers išsižioti visus išbadėjusius ir maisto pristatymą laukiančius investuotojus. 1,25 milijardai dolerių. Iš jų net 950 milijonų turi būti išmokėti by cash. Įsigijimo procesą ketinama užbaigti pirmąjį 2025 metų pusmetį. Per tą laiką į Uber Eats turi būti perkelti visi vietiniai Food Pandos vartotojai, prekybininkai ir pristatymo partneriai. Jei nežinojai, Delivery Hero ir Uber Eats bendromis pajėgomis kontroliuoja 90% Taivano maisto pristatymo rinkos. Šiuo metu Uberio kapitalizacija siekia $138 milijardus.